Kaip jinai tenai atvažiuodavo? Aš pasakysiu. Nu, davai pasakok pati, aš tylėsiu. Kai būdavo, mes atvažiadavom ten, ateidavom į vidų ir būdavom... Kur buvom, Deimantėlė, kur buvom nuvažiavę dabar, kur žiūrėjom tenai, jo? Tenai tas. Mes ten atėjom. Tenai kas... Susirengė su lemenukais ir su drusikais. Mama? Jo. Ir ją fotino. O kas ją fotografuodavo? Andrius. O jinai nuoga būdavo? Jo. Su lemenuku ir su trusikais? Jo. O tu būdavai, matydavai viską? Ir būdavo, kad dar, žinai, būdavo, kad jie dar namėse ją pagindavo. Mama? Jo. Irgi nuoga? O kaip ta mama tam viešbutį fotkindavo, Andrius Ūsas tik tai vienas būdavo, ar būdavo ir tie kiti? Nu ir kiti būdavo. Kaip jų vardai? Jonas, Andrius ir Aidas. Ai, tai jie visi trysia būdavo? Jo. O tavo mama nuoga būdavo ir ją fotografuodavo? Jo. O tu būdavai irgi? O, nu ir papasakok paskui, ką jie darydavo dar su tavimi. Paskui, kai mes atvažiadavom. Nu, kaip mama fotografuodavo, tu būdavai ir ką jie darydavo? Kai visi ten atvažiuodavo, o kartais, kai būdavo ten vienas tik Aidas būdavo, tai jis ten tik mane laižydavo, netampydavo. O kaip trysia būdavo? O kai trysia ir į burną kišdavo visur. Ir visi, ar tik tai vienas kažkuris? Vienas, iš kažkur rūmų vienas. O, bet jie keisdavosi, ar kaip? Nu, keisdavosi. Nu, taip, kaip pavyzdį, nu, pasakyk, kuris pirmas ateidavo, kuris antras, kuris trečias, ar kaip? Nu, pirmą Jonas. O paskui? Paskui Aidas ir paskui Andrius. O tavo mama būdavo? O mama ant pačio galo. Nu, ta prasme, kaip ant pačio galo? Ant pačio galo. Jie. Bet ką jinai darydavo mama ant pačio galo? Ant pačio galo mama sakydavo man, žinai ką? Sakydavo, pamirš, kad Ūsas laižė tave. Ai, taip tau nesakydavo. Ir jinai tenai... Ant pačio galo. O jinai tenai būdavo ir matydavo viską? Jo. O jinai tenai nuoga būdavo, nusirengus dar ją fotografuodavo, tu matydavai viską? Jo. O fotografuodavo kas? Kuris iš jų? Nu, po vieną. Ai, jie visi, o jie... Jo, po vieną. Tas Aidas, Jonas ir Andrius. O jie, Deimantėlė, o jie prie mamos nelįsdavo? Tik tai prie tavęs, ar kaip? Prie jos nelįsdavo. Jie su mama negulėdavo tenai kartu? Jie tik tai fotografuodavo? Jo. O jinai nusirengus būdavo su kaip? Nu, su drusikais. Tokius ir su lemenukais. O visai nuogai nenusirengdavo? Ne. Tik tai tu nuoga būdavai? Jo. O tie trys irgi nuogi būdavo? Jo. Ir Andrius, ir Jonas, ir Aidas nuogi būdavo? Jo. Aišku. Viskas aišku, Deimantėlė. Mes rytoj, žinai, ką padarysim? Nuvažiuosim dar kartą tenai, tu parodysi tą pastatą, kuriam tenai viskas vyko. Gerai? Atsiminsi, jo? Gerai. Gerai, reikia? Gerai. O ką dar mama dar, ką nors sakydavo, kalbėdavo, ką nors dar? O jie, žinai, ką tave sakė? Nu. Sakė, kad jeigu tavęs nebūtų, tai viską pamiršt, tada viską apitėti, jeigu būtų miręs. Sakė. Aišku. Čia nesvarbu, ką nesako. Lauk, dar kartą tu man pasakyk. Į tą viešbutį tave nuveždavo mama ar Ūsas? Jo, mama. O tenai jie būdavo, kaip mama atveždavo tave? Jo. Jie būdavo, trysia? Jo. Jie jau laukdavo tavęs, ar kaip? Nu, laukdavo. O būdavo taip? O kartais būdavo, kad Aidas lieka, o kiti atvažiuoja.
Ai, paskui vėliau atvažiuoja. Jo, kiti atvažiuoja. Na, aišku. O būdavo taip, kad jie atvažiuoja, tave pasiema iš namų. Būdavo taip, ar nebūdavo? Būdavo. O tai mama tave atiduodavo jam? Jo, bet o mes kaip būdavo... O ką mama atiduodavo tave? Kuriam iš jų? Tam mes grįždavom trečiadienį. O kam, Deimantėlė, o ką mama atiduodavo tave? Kuriam iš tų 3? Kuris atvažiuodavo? Daugiausia ta Maida. Kas tai? Daugiausia Taidui mane duoda. Atvažiuodavo Aidas pasiimti? Daugiausia. O kiti? O kiti dar tik tas Andrius ir Jonas. Bet ir tie atvažiuodavo tave pasiimti, ar kaip? Ir mama jam tave atiduodavo? O kai mes būdavom, ten lieka mama, žinai, ten... Kur taip lieka? Aš lieku tam viešbutė, žinai. Nu. O ji mūsų ten, pavyzdžiui, mama laukia mūsų, aš ten viešbutė, o aš važiuoju pas mamą ir jį laukia kartais. Bet o tave į tą viešbutį kas nuveždavo tada? Tada nuveždavo, tai 3 nuveždavo man. Tai jie visi 3 atvažiuodavo pas mamą tave pasiimti? Jo. Ir mama tave atiduodavo? Jo. Dabar štai ką, Deimantėlė, čia išimk tas nuotraukytes visas išimk gerai. Sudėliot? Visas tu jas taip iš eilutės sudėliot. Ir dabar tu čia žinai, ką turi dabar atpažinti? Turi atpažinti Andriaus Ūso tą draugą. Joną? Jo. Ar čia jis yra, ar nėra, parodysi gerai. Pirmą dabar gražiai tas nuotraukytes išdėliok visas. Gerai? Nu, dabar išdėliok visas tas nuotraukytes. Visas išdėliok. Visas dabar nieko, nes dabar dar nežiūrėk, tu tik tai išdėliok. Gerai? Nesvarbu. Visas sudėliok eilutę visas. Gerai? Ir turėsi dabar tik tai dėliok. Dabar tu nežiūrėk jų. Visas išdėliok, o paskui žiūrės. Gerai? Ir pasakysi. Andriaus Ūso tą draugą. Taip, aš tau padėsiu, kad greičiau būtų. Taip, dabar net nežiūrėk. Paskui visas sudėliosim iš karto. Paimsi visas atidžiai, peržiūrėsi ir pasakysi, kuris jo draugas, kur ateidavo tenai. Gerai? Nu, dabar atidžiai visas žiūrėk. Taip, visas žiūrėk, tas nuotraukas. Nu, visas peržiūrėk. Peržiūrėk ir parodysi, ar atpažinsi ar ne, kuris čia tas Jonas, Andriaus Ūso draugas. Nu, kuris? Šitas? Jo. Kaip jo vardas šito? Jonas. Šitas, tikrai? Jo. Šitas Jonas yra, jo? Šitas įsigimėlis, jo? Tikrai šitas? Jo. Jonas. Viskas aišku, gerai. Tikrai šitas, jo? Jo. Tu jį atpažintum, bet kada turbūt, ne? Štai įsigimėlį, jo? Atpažintum? Jo. Viskas aišku, gerai, Deimantėlė, viskas.